rungtynės tikriausiai, kaip ir su žiūrovom, turėjo girdėtis, kad pilnos emocijų iš abiejų trenerių nuo pirmų minučių, daug nurodymų žaidėjams, lygiai taip pat daug kovos aikštelėje tarp žaidėjų. Pačio futbolo manau, kad šiandieną daug ir kokybiško gal nebuvo, bet tikrai buvo daug kovos ir aistros, nes susitiko tikrai gan dvi jaunos komandos. Bet svarbiausia, kad tokioj kovoj sugebėjom atstovėti ir galbūt primesti savo žaidimą šiek tiek. Įvarčių šiandien pasižymėjo ir 18-metis Domas Sinkevičius. Kiek smagu už jį? Na, labai smagu, kad pasinaudoja savų gautų šansų, ypač tie jauni žaidėjai mūsų vadinami. Tai labai smagu, kad įdeda labai daug darbo treniruotėse, tikrai kokybiško darbo ir, sakau, labiausiai smagu, kad tie jauni žaidėjai gavę šansą, jie jo taip lengvai nepaleidžia, o dar jį pasiseka ir pradžiuginti mus visus su puikiu įvarčiu. Praėjusiose rungtynėse taip pat pavyko iškovoti pergalę prieš Panevėžį. Vertinant nuo sezono starto, turbūt jau vertina tą kažkokį pasistumėjimą į priekį komandos. Na, tikrai matosi tas kokybiškas toksai šuolis į viršų. Turėjom gan sunkų pasiruošimą šiam sezonui, tai manau, kad po truputį žingsnis po žingsnio gerinam tą formą, kažkiek įeinam ir einam į priekį. Aišku, tie tarpusavio žaidėjų suvokimas atsiranda didesnis, bet sakau, smagu, kad kolektyvas klijuojasi, vienas kitą palaiko ir tiki tuo, ką darom, to visų mūsų procesų.